What? Balaklavą kėlė pirmadienį video? No way, ne. Jau, stop. Šiandien ne tik yra pirmadienis, šiandien yra Liepos 28 diena. Ir taip išpuolė, kad šiais metais jį yra pirmadienį. Bet lygiai prieš 2 metus, Liepos 28 buvo penktadienis. Ir tada, mano myli žiūrovai, pirmą kartą išvydote White Balaklavą savo televizorių, telefonų arba kompiuterių ekranuose. Ir kiekvienais metais noriu atšvęst kanalo gimtadienį su pirmų įkeltų video ir padaryti truputėlį kitokį video, truputėlį įdomesnį, truputėlį kitonišką. Praeitais metais jau padarėm tikrai neblogą video ir šiais metais pagalvojau, kad tiesiog atsisėsiu ir atsakysiu klausimą, kiek Balaklava per 2 metus YouTube'e vis dėlto uždirbo. Manau, kad labai įdomi tema jums, kas YouTube'ina, kas nori pradėti YouTube'inti. Ir tie, kurie visą gyvenimą savęs klausė, iš kur tie, kaip tie YouTuberiai, iš kur tie visi Lamborghiniai, iš kur tie visi Ferrari, Penthouse'ai, Golden Chain'ai ir visa kita, kaip jie, iš kur jie tiek daug uždirbo, kas čia darosi. Ir visus šios klausimus gausite atsakymą dabar. Taigi, kaip iš viso galima uždirbti iš YouTube'o? Matot, anksčiau būdavo viskas truputėlį sudėtingiau. Turėdavo susirasti partnershipą. Tas partnershipą turėjo tave aprūvinti, turėjo turėti tam tikrą subscriberių kiekį, peržiūrų kiekį ir visą kitą. Jie tada galėdavo dėti reklamas ant tavo video ir iš to dalelę pinigų gaudavai tu. Dabar viskas vyksta labai panašiai, pats YouTube'as rodo reklamas ant tavo video, bet tai nėra dabar vienintelis būdas, kaip galima uždirbti. Dabar 3 pagrindiniai dalykai, iš kurio gali kūrėjas uždirbti. Tai pirmas dalykas būtų AdSense'as, kaip ir anksčiau YouTube'as meta reklamas ant tavo video ir tu dalelę pinigų gauni iš to. Antras dalykas yra membership'ai. Padarė membership'us, kur kaip matote, pavyzdžiui, čia galite prisijungti prie Balaklanų ir kas mėnesį tam tikrą sumą atiduoti savo mėgstamam kūrėjui ir taip jį palaikyti. Ir trečias dalykas yra štai šis ačiū mygtukas po video. Taip gali irgi palaikyti savo mėgstamą kūrėją ir tiesiog po video atsidėkoti, palaikyti ir pasakyti ačiū už tokį bombinį video. O čia yra 3 pagrindiniai dalykai, kurie generuoja didžiausias pajamas YouTube'ais kūrėjai. Ok, hebra, dabar kadangi mes žinom, kaip YouTube'as moka kūrėjam pinigus, galime pažiūrėti į kelias mano video, kiek jie uždirbo ir gale parodysiu, kiek iš viso per 2 metus iš visų video kartu sudėjus esu uždirbęs. Per 2 metus esu įkėlęs 22 video, neskaitant shortų ir kelių tiesioginių transliacijų. Tai jau dabar galite arba parašyti komentarus, arba kažkokį numerį susigalvoti savo galvoje ir bandyti pataikyti, kiek Balaklava vis dėlto uždirbo per 2 metus vien tik iš YouTube'o. Taigi, pats pirmas video, kurį norėčiau apžvelgti, yra pats pirmas video, kurį mes kėlėm prieš 2 metus, Liepos 20, lygiai prieš 2 metus, Liepos 28 dieną, 20 val. 8 minutės. Kaip matote, surinkome 150 000 peržiūrų per 2 metus. Už šitą video YouTube'as per 1000 peržiūrų sumokėjo $1.22. Ar tai yra daug ar mažai? Nuspręskit jūs. Aš manau visiškai mažokai. Visiškai mažokai. Nes šiaip dabar YouTube'as man moka tarp 2 ir $4 už 1000 peržiūrų. Labai paprastai paaiškinsiu, kodėl čia yra tiek mažai, tik tai $22. Kaip matot, čia buvo pats pirmas video. Kad iš vis galėtum iš YouTube'o uždirbti pinigus, turi padaryti 2 dalykus. Pirmas dalykas yra turėti 1000 subscriberių, o antras dalykas yra turėti 4000 peržiūros valandų. Bet kas yra peržiūrimo valandos? 4000 peržiūrimo valandų tai yra, pavyzdžiui, jeigu aš dabar įkelčiau 1 valandos video, tai turėtų jį pažiūrėti nuo pradžios iki galo 4000 žmonių ir tada aš turėsiu 4000 žiūrėjimo valandų. Čia, pavyzdžiui, kaip matot, čia yra kiek patys reklamuotojai moka YouTube'ui už 1000 peržiūrų. Bet vis dėlto iš viso šito video mes po šią dieną uždirbom $183.26 iš pačio pirmo video. Iš tiesų yra labai gerai, nes iš pačio pirmo video per kelias dienas surinkti 1000 subscriberių, 4000 watch hours peržiūrimo valandų ir jau pradėti generuoti pajamas yra labai didelis pasiekimas, tuo labiau Lietuvos rinkoje. Tai dėl to labai džiaugiuosi ir toliau bus truputėlį didesnė skaičiai. Sekantis video, kurį aš noriu jums parodyti, kuris taip pat yra įdomus, tai video, iš kurio mažiausiai esu uždirbęs. Ir tai yra lygiai prieš metus įkeltas gimtadienis video. Balaklava švenčia gimtadienį. Kaip matot, iš šio video uždirbau 0,03 centus už 1000 peržiūrų. Tai paėmus 50 000 peržiūrų, apskaičiavus viską, mes turime $1.28 centus iš viso video. Iš viso video mes tiek uždirbom. Gerai, kodėl taip įvyko? Mes panaudojom copyrightinę dainą. Tai, kaip matote, jau čia parašyta, rasta autorių teisų saugumo turinio, savininkas leidžia naudoti turinį, bet negalite iš vaizdo įrašo gauti pajamų. Viskas ok, video netakedownina, negaunu copyright strike'o, bet visas pajamas, kurios yra generuojamos iš šio video, gaunu ne aš, o ko gero kūrėjas dainos. Kodėl mes ją iš vis panaudojom?
dabar aš jos neleisiu, bet praeitais metais, nežinau, kas matėt, kas nematėt šį video, tikrai patarčiau pažiūrėti. Čia mes sukūrėm fucking movie. Čia buvo movie. Ir dėl to šito video uždirbome tik tais €28. Šiaip iš tikrųjų net nežinau, iš kur šitie pinigai, nes gavom copyrightą ir visiškai turėtumėm nulį gauti. Tai čia yra video, iš kurio uždirbame mažiausiai. Kol kas. Bet po šio video eina video, iš kurio uždirbo Balaclava vis dėlto daugiausiai, iš kurio prasidėjo prasimušimas, iš kurio mes gavom visus šitus pinigus, Lamborghinis, YouTube'ais play buttonus, penthouses ir visa kita ir visus šitus šlamančius, kuriuos mes atidavinėjom per video. Ir tai yra, spėkit, iš kokio video Balaclava daugiausiai uždirbo? Bam! Krepšinio olimpiada su Tarzanu. Kaip matote, čia numeriai jau truputėlį didesni. Mes surinkom 126 000 peržiūrų šiame video. Čia jau pradėjau eiti big money. Kaip matote, mes uždirbom jau nebe 3 centus už 1000 peržiūrų, nebe $22, o $3.29. Here comes the money. Vos net 3 kartus didesnis uždarbis. Mes iš šio video po šiai dienai uždirbome $414, kas yra iš tikrųjų jau nemaži pinigai. Tikrai nemaži pinigai. Aišku. Taigi, nors šitas video daugiausiai pelnė pajamų, vis tiek mes su šiuo video nuėjom į minus. Tai tikrai labai smagu, tai patiko šitas video labai, surinko daug peržiūrų ir daug laikų, tai liuks, tikrai džiaugiuosi. Ir dabar parodysiu dar vieną hebra įdomų dalyką, kur pamatysite hebra skirtumą, kur du video turi beveik tiek pat peržiūrų, bet uždarbis visai kitoks. Tai kaip matot, šiame video surinkom 126 000 peržiūrų, o štai šiame video mes surinkom 122 000 peržiūrų. Tai realiai 4 000 peržiūrų mažiau, bet šitas video mums sugeneravo $292. Kodėl taip yra? Vėlgi, pasakyti tiksliai neįmanoma, bet vienas iš dalykų yra štai šita sekcija. Vidutinė peržiūros trukmė. Čia vidutinė peržiūros trukmė yra 8 minutės, o čia vidutinė peržiūros trukmė yra 9 minutės 33. Tai pusantros minutės žmonės YouTube'ės platformoje žiūrėdami mano video praleido ilgiau. O YouTube'as pati kompanija, kuri nori, kad žmonės kuo daugiau laiko praleistų jų platformai, jų svetainiai, labai tai vertina. Čia yra tikrai vienas iš faktorių, dėl ko šitas video uždirbo daugiau. Tai čia apžvelgėm porą įdomiausių video, kiek yra Balaclava uždirbęs iš jų ir dabar eikime prie didžiojo klausimo. Kiekgi Balaclava iš viso per 2 metus yra uždirbęs iš YouTube'o? Čia mes turime visas statistikas. Jūs viską pamatysit, viskas bus jums parodyta ir atskleisim šį klausimą. Bet visų pirma dar truputėlį informacijos. Kaip matote, čia yra vaizdo įrašai, klipukai ir tiesioginės transliacijos. Tai galime iš pradžių nueiti į shortų sekciją. Ir čia matot, kad už 1000 shortų peržiūrų man YouTube'as moka 3 centus. Mes turime 680 000 peržiūrų ir viskas sudėjus gaunasi $21.99. Tai šios pinigus realiai gali nueiti į kiną, pažiūrėti filmą ir nusipirkti guminukų maišelį kažkokį. Tai va, iš shortų Lietuvoje bent jau uždirbti yra labai sunku. Toliau einame prie tiesioginių transliacijų. Esu daręs porą live streamų, tai vien tik iš live streamų mes uždirbome $232.21. Kaip mato, čia skaičiai jau truputėlį skiriasi, $2.82 per 1000 peržiūrų. Ir kaip matote, pats pirmas ir daugiausiai uždirbantis live streamas buvo tas Real Life live streamas, kur su komrata atidavinėjom prizus. Skambutis, pirmas paskambinės, telefono numeris, po vieną skaičių atidengiam, pirmas paskambinės laimė €500, visą Lietuvą pakėlėm ant kojų, nes labai daug žmonių gavo visokių skambučių ir manė, kad skemeriai, nors iš tikrųjų jie norėjo tiesiog Balaclavos numerį rasti ir laimėti €500. Iš šio live streamo uždirbom $89 iš reklamų. Čia paskui truputėlį CSO live streamai, kur testavau ir bandžiau streamint, tai 31, 22, 18, žodžiu. Truputėlį irgi uždirbom iš reklamų. Tai šitus kartus sudėjus mes jau turime $250. Dabar eina pats svarbiausias tabas man ir tai yra vaizdo įrašų tabas. Matot, aš nesu live streameris, aš nesu shortų kūrėjas, nesu tiktokeris, nors ten aišku keliu irgi video, bet mano pagrindinis fokusas ir tikslas yra tapti numeris 1 YouTuberių Lietuvoje. Tai keliaujam ir į tą sekciją, kuri mane prie to prives. Tai yra vaizdo įrašai. Per 2 metus aš esu sukūręs 22 video. Ir per tus 2 metus ir 22 video surinkau 1 600 000 peržiūrų. Kas yra visai neblogai. 1 600 000 žmonių, čia yra daugiau negu pusė Lietuvos, yra pamatę Balaclava video. Big ups, galėtų tiek būti subscriberių, bet soon. #soon. Ir čia, kaip matote, yra top 5 video, iš kurių uždirbau daugiausiai. Tai kaip ir sakiau, pirmoje vietoje yra krepšinio olimpiada su Tarzanu, antroje vietoje įveik mane bet kokiam pratime, laimėk €100. Ir šitus kitus video, aišku, esate jūs hebra matę kaip Balaclava subscriberių, ypač jeigu žiūri šį special gimtadienio video. Tai jo, bet klausimas vis dar išlieka, kiekgi Balaclava dabar iš viso
šito tu uždirbai? Ir šį klausimą pagaliau atsakysime. Tai dabar šis skaičiukas, kurį čia atidengsiu, yra apskaičiuotas vidurkis. Išsudėjus visus video peržiūras, sudėjus visas pajamas, padalinus iš 22, ištraukus šaknį ir padarius visus kitus matematinius dalykus, čia yra vidurkis, kiek aš uždirbu per 1000 peržiūrų. Gerai, užtenka japint, atskleidžiam tą stebuklingą skaičių. Taigi, hebra, kaip matote, mes vidutiniškai uždirbame per 1000 peržiūrų $2.12. $2.12, kas yra žiauriai mažai. Žiauriai mažai. Bet dabar visgi viską paėmus, vis dėlto 1 600 000 peržiūrų, čia turėtų būti nemažai pinigų. Koksgi yra galutinis skaičius, kiek per 2 metus mes uždirbom. Taigi, kaip matėt, iš live streamų $232, iš shortų $22 beveik, o iš vaizdo įrašų per 22 video ir 1 600 000 peržiūrų aš uždirbau $3,483. Kas yra dabar taip pažiūrėjus, žiauriai didelį sumą atrodo. Tikrai žiauriai didelį sumą ir aš ją dabar kaip žiūrau, čia wow, čia yra žiauru, čia yra crazy, čia yra dideli pinigai. Bet vėlgi, atsižvelgus į mano kontentą, aš iš nei vieno video dar neuždirbau. Ir nesu tikras, ar išėjau ant nulio, kad bent jau padengė AdSense'as išlaidas video. Po gero, šitas video, kurį dabar filmuoju, yra pirmas video, iš kurio uždirbsiu, nes realiai jokių pinigų jam neinvestavau ir tik tais nusipirkau šią spurgą, kurią tuoj užpūsim žvakutes, uždegsim ir užpūsim žvakutes. Tai va, tai congratulations, pirmas video, iš kurio uždirbom. Tai va, o dabar sudėjus viską, absoliučiai viską sudėjus, shortus, live streamus ir video, mes iš viso uždirbom $3,784. Pavertus į eurus, vėl čia būtų gal 3,200 eurų, kažkas tokio. Tai va, hebra, ir ar tai yra daug, ar tai yra mažai, nuspręskit jūs pagal tai, kiek įdedam darbo ir energijos į video, čia yra mažas uždarbis, kuris net nepadengia to, ką mes darom. Būdamas youtuberiu, galvodamas tik apie pinigus, tu daug neuždirbsi ir tikrai nebūsi milijonierius. Man bent jau YouTube'as yra didesnis tikslas, neuždirb daug pinigų. Turiu didesnių tikslų, gilesnių tikslų, kurie ir su manim pačiu yra susiję, kaip asmenybė, kaip žmogus. Tai šitie pinigai, nors jie yra, aišku, suprantu, norisi, man irgi norisi uždirbti pilnai, uždirbti daug iš tos veiklos, ką darai, nes tada gali tiesiog daugiau laiko ir energijos į tai investuoti, kai labiau atsiperka. Faktas, aišku, visi norim uždirbti, aš irgi nesu kitoks, aš irgi norėčiau, kad čia būtų ne 3700, aš norėčiau, kad čia būtų 170 000. Čia būtų labai didelis game changeris ir galėtume daryti dar žiauresnius video ir video šeitų dažniau. Ir labai daug dalykų pakeistumėm Lietuvoje, jeigu tokie skaičiai būtų, bet jo, deisim iki jų. Gal ne per AdSense'ą, bet galų galiai iki jų deisim. Tai va, kebro, šią linksmą gaida, šiais žodeliais norėčiau uždegti savo gimtadieninį tortą, atšvęsti antrąjį Balaklaus gimtadienį. Tikiuosi bus dar jų labai daug. Tikiuosi, kebro, jūs vis dar mane palaikysite. Ir tikslas tapti numeris 1 YouTuberių Lietuvoje visada bus ir vis dar yra. Taigi, hebrai, tikslas tapti numeris 1 YouTuberių Lietuvoje visada buvo, visada bus ir tikrai yra. Tai va, tikiuosi patiko šis trumpas video, tikiuosi patiko insights iš Balaklavos pajamų šaltinio vieno, kuris nelabai atsiperka, bet ne apie tai viskas, hebra. Kol kas dar ne apie tai viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir tikiuosi, kad žiūrėsite ateityje. O dabar leiskit man sugalvoti norą, kurio aš negaliu pasakyti jums garsiai, bet pasakysiu savo mintyse. Ok. Tai aišku, nusipirkau žvakutes, kurios neusipučia, ne? Tai aš dabar turiu infinite norų, ar kaip čia veikia? Come on. Neužsikurk. Gerai, hebra, manau, neužgesinsimės jų. Bet ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad palaikot. Ir jo, tikiuosi su jumis sutik dar daug kanalų gimtadienių. O aš šitą laiką vis dar spaminsiu savo infinite gimtadienio norus, o jum linkiu geros dienos. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.